Sveiki. Noriu padėkoti už jūsų dėmesį, už šiltus komentarus, žinutes ir laikus. Ir mačiau vieną komentarą, ten, nežinau, gal ir daugiau buvo, bet atkreipiau dėmesį, kad prašė šio mėnesio taroskopų. Ten būtent prašė Lazdų karalienės, bet aš galvoju, reikia tada visom padaryti. Tai ir žiūrim tada šio mėnesio taroskopas pagal stichijas arba pagal karalienės. Kas bus šį mėnesį, žodžiu. Čia yra vandens stichija, taurių karalienė, ugnies stichija. Ugnies stichija, Lazdų karalienė, o čia oro stichija, kalavijų karalienė ir monetų karalienė, tai žemės stichija. Arba dažnai būna ištekėjus moteris. Arba gali tiesiog pagal energijas, pavyzdžiui, taurių tai yra tokia labai jausminga, vadovaujasi emocijom, tokia linkusi emocinės audras, pavyzdžiui, nuotaikų kaita ir panašiai. Ugnies stichijos. Bet aš palaukit, pliusą nepasakiau, bet jinai labai šilta, mylinti, empatiška, žodžiu, tokia jautri. Lazdų karalienė, tai jinai labai užsispyrus, siekianti savo tikslų, tokia lyderė gyvenime šiaip. Labai dažnai būna tiesiog savarankiška, neperkalbama, kartais net ekstravagantiška, žodžiu, tas užsispyrimas tiek ir pliusas, tiek ir minusas. Bet labai tokia, kaip pasakyti, išsiskirianti tokia asmenybė, Dažnai būna arba charakterių kažkokiu tokiu, arba netgi kartais apranga ir panašiai. Tokia įdomi. O kalavijų, tai jinai labai tokia intelektualė, skaitosi. Irgi tokia kaip ir šalto proto, net strategija gali būti, bet nereiškia, kad jinai tenai negali mylėti ir panašiai, bet jinai daugiau tokia proto vadovaujasi. Monetų karalienė, tai jinai labai žemiška, racionali tokia naminio jaukumo, kaip pasakyti, purėja, tokia. Moka uždirbti pinigus, taupyti pinigus, moka apskritai elgtis su pinigai, žodžiu. Tai trumpai apibūdinau. Tai žodžiu, vandens stichija, ugnies, oro ir žemės. Žiūrim dabar vandens, taurių karalieniai. Tai kas vandens čia? Galite žiūrėti kaip vandens stichijai, arba kaip tokių energijų. Gal dabar pas jūs, pavyzdžiui, tokios energijos, ten toks etapas, po to gali būti ugninga, kuri tenais užsispyrus greita kažką vis daro, ten siekia, lekia, pastovi tokiam pozityvo, Bet čia nepasakiau apie Lazdų karalienę. O kalavijų irgi pliusas, jinai labai moka išlaviruoti visur, žodžiu, iš bet kokios situacijos irgi. Žodžiu, visos turi teigiamų ir neigiamų tų savybių, kaip ir visi žmonės. Žiūri mūsų romantišką sielą, labai romantikės. Gerai. Kas jūsų laukia šį mėnesį? Matot, sakau, kas stresas. Dėl karaliaus monetų gali būti per darbą vyras, jūsų vyras, žemės stichijos arba vedęs vyras. Per darbą iškart krenta. Per naują darbą, dėl jo stresas kažkoks. Arba čia su vyru nesklandumai, gal kažkokie jo. Žiūrėkit, čia kaip gali būti, kaip kam. Jeigu jūs turit vyrą, čia stresas dėl jo, dėl finansų, galbūt su juo jūs atsisveikinat
Nes čia išėjimas vat, iš namų jo yra. Gal jisai išėjo dėl naujų darbų, pavyzdžiui, jis čia stresuojat. Tiksliau, čia taip šį mėnesį va, tas bus. Suprantat? Nu, arba čia per darbą va, tas vyras ir jūs išeinat iš darbo ir einat į naują darbą ir dėl to stresuojat. Irgi gali būti, suprantat? Nu, kaip ir nelabai čia toks malonus įvykis. Jo, čia žiūrėkit, išvažiuoja į užsienį tas žmogus. Išvažiuoja į užsienį tas žmogus, arba, sakau, kažkur, vat, kitas šalis, kiti miestai. Nu, gal kitas miestas. Ir ten moteris, žiūrėkit, krenta. Nu, žodžiu, nelabai toks geras įvykis iš tikrųjų. Čia gaunasi, kad vyras išvažiuoja kai kam, jeigu jisai vedęs, jo. Tarkim, pas jūs yra vedęs vyras. Nu, nematau čia, kad meilė labai būtų. Man čia daugiau tokia darbinė korta krenta, bet tiesiog gali išvažiuoti, kad pavyzdžiui, jis išvažiuoja lieka, pavyzdžiui, vat, su ta kita moterim. Nes čia gali būti meilės trikampis ir kad situacija vėl pasikartos. Nu, žodžiu, jis grįžta namo pas savo gal moterį, dėl to, kad ten jam komfortas, finansai, darbai ir visa kita, naujos perspektyvos daroms. Kitas variantas, jūs stresuojat, kad vat, dėl darbo, kad jūs kaip ir darbė problemos, jūs turite, nu, išeinate iš darbo. Na ir va tada va tas toksai jūsų ta būsena tokia nežinomybė, supranta, tai jūs tada važiuojate pas kažkokią moterį, kažkur kitas miestas, kitas šalis, naujų perspektyvų ieškoti, čia jinai gali jums pasiūlyti. Ir čia švesite tada, suprantat, va čia kaip ir pozityvas. Čia kaip kokia jūsų situacija. Jo. Žodžiu, prarandat galbūt meilę, bet atrandat užtat. Arba darbe išeinat gal dėl to vyro, nes ten kažkas ir su sąjunga gal irgi buvo kažkokio, žinot, bet jūs supratot, kad nieko nebus. Bet užtat eina finansinė gerovė, suprantat, taip kad jo, čia kažkoks pasirinkimas dėl finansų ir darbų. Tai va. Nu, žodžiu. Biški bus nemalonu va, šį mėnesį, ne, bet nepasiseks, jeigu meilėje, tai pasiseks darbė, suprantat? Užtat. Čia ne šiaip sau viskas ir vyksta, žodžiu, va tame reikalas yra. Kelionė jo eina į užsienį. Kažkas pats išvažiuos, o kažkam reikės, žodžiu, atsisveikinti su žmogum, nes jisai ten pas tą moterį grįžta. Arba jūs išeinat čia iš kažkokių darbų, nes stresuoja dėl finansų ir va čia gaunat pasiūlymą iš moters atvažiuoti kažkur gal kitą miestą, kitą šalį. Ir čia jums finansinės gerovė, žodžiu, labai gerai. Važiuokit tada, va taip rodo. Na, žiūrim dabar. Ugnies stichijos, kas čia laukia, va šį mėnesį visom, nu jau praeitą biškį jau buvo, gal kai kurie gimtadieniai ten nuo 22, net va visas ugnies stichijos moteris noriu pasveikinti, palinkėti sėkmės, svajonių išsipildymas, sveikatos ypač visiems, kad kai yra sveikata, tai viskas įmanoma, žinot. Bet ką noriu pasakyti, jeigu jūs, pavyzdžiui, įsijungsit šitą video kažkada kitų metų, tai nesvarbu. Jeigu pirmą kartą mato, jisai vis tiek gali jums rezonuotą prasme parodyti tą, ką jūs norit sužinoti. Arba kažką atskleisti, kažkokius dalykus, klausimus, pavyzdžiui. Kai kurios klausimus tiksliau. Nu, žiūrim, kas laukia jūsų šį mėnesį. Nu, irgi kažkoks, važiuokit, išlydėjimas. Tuoj. O, pasirinkimas čia. Tuoj. Žiūrėkit, čia irgi kelionė, čia visi kažkur važiuoja. Taurių karalienė iškrito, gal iš čia draugės žiūri. O geras. Wow. Palaukit, nesuprantu biškį. Oho. Nu,
Žodžiu, čia kas gaunasi? Čia gaunasi toks įdomus dalykas. Pasirinkimas tarp dviejų vyriškių, arba bus irgi tuo pačiu vat, kelionė kažkokia galimybė išvažiuoti. Bet čia kaip įdomiai, čia turit atsisveikinti su savo tipo giminė, ten kažkaip išeiti iš to komforto zonos, iš giminės to, žinot, pančių, šeimos gal pančių, nežinau, ir va čia jūs pasirinkimas išeiti ar neišeiti. Nes čia yra, tipo, kaip jūs ir prarandat gal kažkokią, pavyzdžiui, nežinau, galimybės būti. Nu, vat, jūs tokie ant dviejonių, čia imti ar neimti, bet jūs jeigu vat paimat tą šansą, tą kelionę, va kaip įdomiai, tai jūs čia kažką turit kažko atsisakyti. Suprantat? Kažką prarasti. Bet čia aš nematau, kad labai, kad ilgalaikė kelionė, ten, pavyzdžiui, kraustymasis. Čia trumpalaikė gali būti, pavyzdžiui. Bet čia va ta porelė siūlo jam irgi tokį finansinį kažkokį komfortą. Darbo nematau, bet va, nu, kažkokia tai gal prabangyta kelionė, pavyzdžiui. O gal su perspektyva ten irgi kažką lygti, nu, būti, suprantat? O gal čia jūs jau pereinat į vandens stichijos energiją, žodžiu, tokie pasidarot romantiškai, įsimylėjusi, nes čia vat vyriškis kažkoks prie pinigo krenta, vat toj kelionėje gali būti, nes čia vat kaip ir sakau, čia gal dar gali būti taip, kad jūs nuo vieno, čia žiūrėkit pagal situaciją, kas vyksta dabar, vieno turite atsisakyti ir priimti kito pasiūlymo va tai kelionėje, nu tai tada priimkit, nedvėjokit, taip aš galiu pasakyti. Va čia su vienu nelabai limpa. Bet tada jūs, tipo, kažkaip savo šaknų turite atsisakyti, gal tiesiog, vat, kad jisai užsienietis ar kažkur kitur gyvena, žinot. Bet čia tada labai gerai krenta, nesvarbu. Tai jums nebūtina ten gyventi, jūs galite ten pavažinėti pirmin atgal. Nu. Kas dabargi čia sėda į lėktuvą, ten savaitę pabuvai, savaitę grįžai, pavyzdžiui, visai fainai. Nu, ne, tikrai gerai krenta. Nu, arba čia kažkokie draugai, kurie va, tą kelionę siūlo, suprantat. Ir jūs čia ant pasirinkimo, nes jūs gal negalit palikti, nežinau, vaikų, dar kažką. Nu, žodžiu, bet čia bus labai, žodžiu, atsisakyti to nereikia. Jo, va čia permainos kažkokios žinios, tokios greitos, netikėtos. Žodžiu, kelionė tai labai faina iš tikrųjų. Arba čia jums jau tokiu kvepia, žinot, su porelė jūs tampat su kažkuo. Arba tiesiog vat, pas kažkokius žmonės, fainus draugus, gal porelė čia yra, kuri jums vat, pasiūlys tokį variantą, bet čia jūs jo dvėjosit, nes jums reikės kažkaip kažko čia atsisakyti. Bet jeigu yra va, tas klausimas, tai būtinai važiuokit, labai gerai krenta. Tai va, čia ir gamta krenta, ir čia jūs pabūsit. Čia, žinokit, gali būti, kad va, ar vyriškis kažkoks buvęs, čia gali būti, žinokit, va, ir jūs pati, kad jūs čia toj kelionį dar ir sutiksit, va, kažkokį tai vyriškį, su kurio bus va, sąjunga paremta meilė. Gal čia ta porelė jūs supažindins, arba sakau, čia jūs tokios energijose, va, šitos romantikės, va, mūsų taurių, suprantat? Tam pat jau nebe tau užsispyrėlė, ten siekianti kažkokią tokią... Tipo, tiesiai šviesiai viskas kelia, žinot. O tokia jau švelnesnė tampat ir įsimylėjusi čia. Gal čia buvęs koks velnias žino, jūs pati turbūt geriau žinot už mane, dėl to, kad pagal situaciją žiūrėkit, nes čia kai mėnesių, tai jau tikrai turit jausti, kaip čia jums imponuoja. Tai žodžiu, va, ta kelionė jums labai reikia, gal jinai ir nebus šį mėnesį, bet va dabar viskas, tie reikalai visi prasidės, va dabar jūs tame pasirinkime ar būsit tokiame. Nu, bet čia aš matau, kad jūs lėksit. Bet čia kažką, sakau, reikės atsisakyti. Žodžiu, jeigu dvėjojat, nedvėjokit, verta, tikrai verta. Čia į ateitį gali, sakau, meilės seilė būti. Tai va. Nu, žiūrim kalavijų. Nu ir čia dar gali būti ir buvęs kai kam, arba oro stichijos. Nu čia žinot. Kai kam vandens, kai kam oro, kai kam buvęs. O kai kam, nu tipo, jeigu čia tikrai ne, nu tai tada kažkokie draugai porelė, kurie jums pasiūlys va tą variantą gerą labai. Ai, tai va. Nu kas čia dabar mūsų oro stichijai?
Kas čia visi važiuojat? Bet čia tai jau kraustimas įskrenta, čia jau nevažiavimas. Čia labai, va čia sunkoka. Čia jau sunkoka. Čia sunku. Nu čia žiūrėkit, buvo labai sunku jum ilgą periodą. Čia jūs kažką chimyčino darėt, žodžiu, praradimus esate. Nematau, kad čia būtų santykiais, nu dar dadėsiu. Apskritai, vat, sunkumai, kažką jūs čia maklevojo darėt, nežinau, kad vat, gal tą persikraustimą labai norėjot, gal to persikraustimo, tai va dabar kaip ir po pauzės turėtų reikalai, nes čia labai sustoja viskas ir labai sunku, žinot. Nu, čia jo, gali būti, žiūrėkit, ir kažkoks vat, iš praeities tas lygės praradimas, bet čia kaip ir eina nauja pradžia, net nauja meilė, pavyzdžiui, kas laukia to. Vis tiek sunku kažką, tai jums čia sunku labai. Nu, žiūrėkit, nu šį mėnesį viskas užsibaigs, va ta pauzė, tas nieko nebuvimas, kažko laukimas, va nesigauna. Čia matot, jūs gal ir, žodžiu, man taip jeigu tiesiai šviesiai, va po viso šito, kada jau pas jūs viskas sustoja ir jūs ką čia bedarytumėt, jums kažkaip vis tiek ta praeitis dar kažkaip tempia, va čia kaip ir yra užuomena, kad praradimas jausmų, bet tuo pačiu kaip ir nauji jausmai, bet jie irgi sunkus, čia nieks nesigauna. Ir žodžiu, čia man rodo konkreti pabaiga, va šitai situacija jau šį mėnesį užsibaigė. Nu ir kažkokia kelionė su daiktais kraustimasis čia. Nu va ir prašau, po tos pabaigos. Meilės pradžia, meilės prisipažinimas, sąjunga per darbą, su išmintingu vienišu žmogum. Nu sakyčiau, kad jis vedęs, kadangi monetų karalius, bet ne, šį kartą ne. Jisai vienišas, jisai yra, galėtų būti ko gero žemės stichijos, arba tiesiog, kad per darbą vyras bus jisai. Čia gali prisipažinti jums meilę, va čia vat, buvo užuomazgos, gal jau senai tą simpatiją jums jaučia, bet kas man vat, labiausiai, kaip pasakyti, pagrindinė ta žinia, kurią rodo korta, persikraustymą kažkokį. Gal jūs jau ir kontaktuojate su tuo žmogum, dėl ko vat, ir yra, kad taip sunkiai nieks nesigavo. Ant pauzės, čia gal nesantykiai, vat nieko, dabar bats jisai jums čia, pavyzdžiui, sako, kraustykis pas mane. Nu, jisai vienišas, jisai tikrai nevedęs. Na, arba jeigu tokio nėra žmogaus, tai čia tada, nu, bet ne, yra vat, tas vat, meilės kažkoks. Čia ir sąjunga, ir viską per darbą, vis tiek turėtų būti susijęs su artimesniais santykiais negu tik darbiniai. Tai va, tai čia jūs kraustotės, ko gero, arba gaunat pasiūlymą šitą, susikraustyti kartu per jūsų darbą, pagaliau po visų tų pauzių. Nu, dar koks gali būti variantas, kad tas žmogus, pavyzdžiui, jums padeda įsigyti būstą ir jūs įsikraustot pagaliau. Čia gal jūsų, pavyzdžiui, svajonė būstą nusipirkti. Ir čia va tas vyriškis jums padeda, bet jisai tada, nu, su meilė eina jums vis tiek. Suprantat? O gal čia net jūsų vyras. Nu jo, čia gali būti tada jūsų vyras, va tas va. Jeigu turit vyrą. Nu, priklauso, sakau, jūsų kokia situacija yra. Pritaikykit pagal save. Nu, žodžiu, vis tiek pozityvas eina šį mėnesį. Pradės jau judėti reikalai visi tie linktos. Jau čia konkrečiai eina. Pati pirmą kortą kraustimas. Nu, super irgi. Super irgi. Pavasarį žiūrėkit, neblogai prasideda visiems. Tiksliau, ir prasideda neblogai ir užbaigia pagaliau visus tos niuansus, kažkokius sunkumus. Nu, kas dar blogiausias variantas, apie tą vat nepaminėjau, kažkaip nesinori to negatyvo. Tarkim, jūsų vyras, jums buvo labai sunku, pavyzdžiui, santykiuose jo, pauzė nieks nevyko, jūs gal net laukėt, kol jisai išsikraustys.
Nu tai tada jis įsikrausto, bet jisai tada išsikrausto vis tiek jisai, žodžiu, nu jaučiasi jum tą jausmą, bet aš manau, kad čia labiau gal per darbą va, tas tie kiti variantai, bet kai kam gali ir tai būti, kad jisai išeina ir jūs liekat viena, bet jūs tuom patenkinta tada, nu taip turi būti. Kas laukia mūsų monetų karalienės, o va čia jau monetų karalienė nepatinka tokie dalykai, kada vyksta. Va čia va stagnacija dėl su pinigais. Nu, žodžiu, gal jau taip, ne tai, kad jų nėra, bet ir trūksta, ne tai, kad trūksta, tiesiog va sustoja viskas, ne pirminė atgal, žodžiu. Va kaip gyvena, taip ir gyvenat ir kažkokiu norisi pokyčių, nes šiam sunku galą su galu sudurti kažkaip, man rodo. Gal reikia išlaidų daug, pavyzdžiui, kažkam padėti šeimoje ten. Ir jums čia, nu, jūs mokat, va taip sakau, bet va jums labai sunku. Ir čia bats, permainos, kažkokios žinios iš taurių karaliaus vandens stichijos gali būti. Nu jo, aš čia iš kelionės, žiūrėkit, sužinot, kad pas jūs, čia visi kažkokie važiuotojai. Šitas vyras pas jūs pagaliau atvažiuoja. Kas jis jums toks? Sūnus, mylimasis, ten, nežinau, tėvas, brolis, bet čia labai gera naujiena. Jūs sužinot šį mėnesį, kad jūs kažkas atvažiuoja pas jūs. Nu ką, atvažiuoja ir. Nu ir ką. Nu, nematau, kad iš čia jums pinigų labai daug duos, bet myglą prasklaidys, atsiprašau, nes čia tokia, vat, čia žinot, kaip gali būti, čia gal jisai išvažiavęs kai kam ir mylimasis kažkoks, nes čia tokia, vat, korta įdomi. Nu, žodžiu, kažkoks vyriškis jums svarbus, suteiks džiaugsmą grįždamas, atvažiuodamas pas jūs. Ir va čia šeimoje vat kapeika eina. Gal milijonų iš ten ir neduos, bet pagerins jūsų padėtį, man taip rodo. Finansinis komfortas pagaliau ateina. Nematau, kad jis čia darbą pasiūlys ar ką, gal jis pats atveš jums pinigų, suprantat, ar kažkaip padės. Ar čia gal sakau kažkoks sūnus, ten tėvas, brolis. Nu, vyras gal kur buvo išvažiavęs. Grįž su pinigais, nu va taip kažkaip tai. Ir čia jo, čia svajonių išsipildymas. Ar mylimasis kažkoks ten buvo kažkur, nu nematau, kad jis dingęs būtų, bet čia matau va tokį kaip ir, nu ne tai, kad pabaiga ir ne tai, kad ten visai praradimai, nu toksai kažkoks va miglota situacija su jo, neaiškumus kažko. Ir čia bat, jisai pagaliau keičiasi viskas ir jisai atvažiuoja. Nu, va, jau čia ištraukiau meilę. Žiūrėkit, tūzas. Nu, čia su tuo vyriškiu jūsų pasikeis finansinė padėtis. Ir čia meilė tikrai yra. Nu, tai ką jūs mylit? Vyrą. Vyrą, tėvą, brolį. Sūnų. Nu, arba kai kam gal ir koksai šiaip pažįstamas žmogus, kuris jūsų meilė yra ir ateina pagaliau jūsų gyvenimą ir jau konkrečiai. Nes čia pati geriausia korta, vat, ir pinigams, ir meiliai. Nu, tokia šilta, gera korta. Žodžiu, laukit šį mėnesį permainų gerų. Čia gal netgi, suprantat, ne tik finansiškai jums sunku, gal čia rodo apskritai vat, gyvenime kažkokius sunkumus, gal jums tiesiog ir moralinio to reikia palaikymo. Ir automatiškai, žinot, energijos jisai atvers ir pinigams jums, pavyzdžiui, prasidės darbai, prasidės kažkas, nu, pinigai eiti, gal nebūtinai jisai jums jos paduos, bet, nu, vat, kažkaip taip eina energija tokia. O gal ir paduos, žiūrėkit, nes tūzas. Čia bendri namai. Nu, žodžiu, pas jūs čia viskas super ir meilės, ir dar meilės tūzas. Nu, laukit, man patinka. Žiūrėkit, visi važiuoja. Ai, taigi Velykos čia dabar, kai darau, gal dėl to. Bet sakau, jeigu žiūrėsite kažkada kitą kartą, nesvarbu, kada žiūrėsite. Pirmą kartą, jeigu matysite, vis tiek galite gauti savo atsakymų. Sėkmės.